Kainos ir pardavimų santykio rodiklis. Tai vienas iš pagrindinių akcijų vertinimo įrankių, naudojamų nustatyti, kaip rinka vertina įmonės akcijų kainą biržoje, lyginant su jos pajamomis. Šis rodiklis parodo, kiek investuotojai yra pasirengę mokėti už vieną įmonės sugeneruotų pardavimų vienetą. Kainos ir pardavimų santykio rodiklis ypač naudingas vertinant augančias įmonės, kurios dar negeneruoja pelno, tačiau turi didelį pajamų augimo potencialą. Tokiais atvejais tradiciniai pelningumo rodikliai gali būti mažiau informatyvūs, o pardavimų apimtis tampa svarbiu vertės indikatoriumi. Mažesnis santykis dažnai signalizuoja apie potencialiai neįvertintą įmonę, tačiau tai nebūtinai reiškia gerą investicinę galimybę, būtina įvertinti ir kitus veiksnius. Vertinant šį rodiklį, svarbu atsižvelgti į sektoriaus specifiką, nes skirtingose industrijose įprasti šio rodiklio lygiai gali labai skirtis. Be abejo, net ir tame pačiame sektoriuje ir rinkoje, skirtingos kompanijos gali turėti visiškai skirtingą kainos ir pardavimų santykio rodiklį, jei jų pelningumo maržos reikšmingai skiriasi. Profesionalai skaičiuodami šį rodiklį jį naudoja kiek kitaip. Prie akcijos kainos priskaičiuodami ir atitinkamą grynosios skolos lygį, kas yra tikslesnis įvertinimas.